Sveiki, esu burnos higienistė, somo profilaktikos specialistė Joana Barkauskienė. Dirbu odontologijos klinikoje Alta Denta. Pastebiu, kad daugelis žmonių odontologų paslaugomis naudojasi turint tam tikrų nusiskundimų. Tokiu atveju jau reikalingas gydymas. Tačiau jeigu kiekvienas iš mūsų bent kartą per metus skirtume laiko profilaktikai, atliktume profesionaliąją burnos higieną, kurios metu specialistas laiku pastebėtų besiformuojantį ėduonį, tai yra sugedusi dantuką, įvertintų bendrą burnos ertmės būklę bei rekomenduotų tinkamas asmens higienos priemonės, pasiektume tokių rezultatų, apie kuriuos visi žmonės turintys dantų problemų tyliai svajoja. Turbūt nerasime žmogaus, kuris nenorėtų turėti sveikus ir gražius dantis. Kaip norint pradėti vairuoti automobilį reikalingas instruktorius, kol žmogus perima valdymą į savo rankas. Lygiai taip pat reikalingas ir burnos higienistas, kuris jūs išmokys, kaip ir kokiomis priemonėmis reikia valytis dantis, patars, motyvuos, todėl toks bendradarbiavimas sukuria draugišką atmosferą ir abipusį pasitikėjimą. Burnos higienistas ne gydytojas, o mokytojas ir jo pagrindinis tikslas padėti žmonėms suformuoti asmeninės higienos įgūdžius. Todėl skirkime laiko profilaktikai. Burnos higienistas stengsis pašalinti visus nepageidaujamus simptomus, tokius kaip dantų akmenys, kraujuojančios dantenos, kaulo tirpimas, pigmentinis apnašas. Rekomenduos priemonės kiekvienam individualiai, kaip viso to išvengti, ir tokiu būdu mes galime sukontroliuoti net iki 70% visų ėduonies vystymosi atvejų ir 100% parodontozės atvejų. Todėl būkime dėmesingi sau ir laiku pasirūpinkime savo sveikata.